ilgametis draugas Osvaldai Markevičiau. Ich freue mich besonders, dass das erste Mal bei einer Gedenkfeier hier die deutsche Bundeswehr mit Herrn Oberst und Soldaten vertreten sind. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien per šį pirmąjį atminimo renginį dalyvauja ir Vokietijos Bundeswehro kariai su savo pulkininku. Ich begrüße auch die Presse und das Fernsehen. Taip pat sveikinu čia atvykus spaudą ir televizijos atstovus. Und diejenigen, die ich nicht genannt habe, darf ich als Exzellenzen herzlich begrüßen. O tų, kurių nepaminėjau, taip pat sveikinu visus jūs kaip ekscelencija susirinkusius. Insbesondere unsere Wolfskinder. Visų pirma, kreipiuosi į mūsų vilko vaikus. Als ich das erste Mal 1991 noch unter der Besatzung der Sowjetunion wenige Wochen nach dem blutigen Sonntag in Litauen war, Kai tūkstantis so in der Richtung, kann ich absetzen, ja, hatte ich Gespräche mit Landsbergis, Brazauskas, Osolas und anderen. Der Signatar und Abgeordnete Antanas Ratsas begeisterte mich für Litauen und so ließ mich Litauen nicht mehr los. Kai 1991 kovą pirmą kartą lankiausi Lietuvoje, kuri tada dar buvo okupuota Sovietų Sąjungos, praėjus vos kelioms savaitėms po kruvinojo sekmadienio, kalbėjausi su Landsbergiu, Brazausku, Ozolu ir daugeliu kitų. Signataro ir Seimo nario Antano Račo dėka susižavėjau Lietuvą ir Lietuva nuo tada manęs nebeapleido. Heute ist ein besonderer Tag, bedeutsam, weil vor 33 Jahren der Verein Edelweiss gegründet und wenig später dieses Kreuz errichtet wurde. Ich bin Frau Ruta Mathematite sehr dankbar, dass sie die Initiative ergriffen hat, dass der Seimas, herzlichen Dank, Herr Abgeordneter, diesen Tag zum Tag der Wolfskinder gewidmet hat. Šiandien reikšminga diena. Prieš 33 metus buvo įkurta Edelweiss draugija ir netrukus po to buvo pastatytas šis kryžius. Esu labai dėkingas poniai Rūtai Matemaitytei, kad ji ėmėsi iniciatyvos, jog Seimas šią dieną paskelbtų Vilko vaikų dieną. So wird dieser Tag ein Tag der Erinnerung an die Leiden, aber auch ein Tag der Dankbarkeit für die Lebenshilfe der Litauer nach dem Zweiten Weltkrieg, wie eben schon ausgeführt. Ši diena bus ne tik kančių atminimo diena, bet ir dėkingumo už lietuvių pagalbą, padėjusi išgyventi po Antrojo pasaulinio karo. Erst später, 1992, hörte ich das erste Mal von ostpreußischen Bettelkindern, wie Getikoi genannt, und von einer mir damals völlig unbekannten Dame, die sich Angelika von Sachsen nannte. Ihre Schilderungen beeindruckten mich sehr. Tik gerokai vėliau, 1992-aisiais, pirmą kartą išgirdau apie Lietuvoje elgetavusius Rytų Prūsijos vaikus, pavadintus vokietukais, iš man tuo metu visiškai nepažįstamos ponios, save vadinusios Angelika von Sachsen. Jos pasakojimai mane labai sudomino. Im Herbst 1992 fuhr ich das erste Mal zu einer Begegnung mit den Wokietukei in einem dunklen Kinosaal in Kaunas. 1992 rudenį pirmą kartą nuvykau į susitikimą su vokietukais tamsioje Kauno kino teatro salėje. Damals entschloss ich mich, den Überlebenden zu helfen, soweit ich konnte. Frau Angelika von Sachsen, oder wie sie richtig hieß, Frau Jurate Alexandrece, ließ dieses Kreuz gegen den Widerstand der Behörden errichten. Tuomet nusprendžiau, kiek galėdamas padėti išgyvenusiesiems. Ponia Angelika von Sachsen, kurios tikrasis vardas buvo Juratė Aleksandravičienė, nepaisant valdžios pasipriešinimo, pastatė šį kryžių. Ihre Vorgänger, Herr Bürgermeister, waren gar nicht damit einverstanden, aber sie ließen das Kreuz nicht abreißen, weil es eben ein Kreuz war. Jūsų pirmtakai, gerbiamas merė, nesutiko, kad šis kryžius būtų pastatytas, bet jis buvo pastatytas ir kadangi tai buvo kryžius, jis nebuvo nugriautas. Für mich waren die Überlebenden
Vikotukei, Deutsche, die 40 Jahre länger den Krieg verloren hatten. Man išgyvenusieji vokietukai buvo vokiečiai, karą pralaimėję dar 40 metų. Der Einfachheit halber, weil es ein griffiger Name war, wurden sie von mir Wolfskinder genannt. Paprastumo dėliai ir dėl to, kad tai buvo tinkamas apibūdinimas, pavadinau juos vilko vaikais. Der Name setzte sich dann durch und der Verein nannte sich Edelweiß Wolfskinder. Šis pavadinimas prigijo ir draugija buvo pavadinta Edelweiss Wolfskinder, vilko vaikai. Das Kreuz an der Brotstraße der Wolfskinder aufgerichtet, das war die Brotstraße. Kryžius buvo pastatytas vilko vaikų duonos gatvėje, taip vadinamoje. Ir štai ta gatvė, kurią matote, ir buvo ta duonos ieškojimo gatvė. Dort versteckten sich viele in den Wäldern, sehr viele starben, sei es an Hunger, Herunterfallen von Zügen, an Ertrinken in der Memel, an Erschießung durch sowjetische Soldaten, Entkräftung oder Krankheit. Daugelis jų ten slėpėsi miškuose, daug jų mirė iš bado, iškritę iš traukinių, nuskendę Nemune, nušauti sovietų kareivių, išsekę ar dėl ligų. Sie wurden ohne kirchlichen Zuspruch verscharrt, ohne eine Erinnerungstafel. Dieses Kreuz hier soll ein gemeinsames Kreuz für alle Toten symbolisch aufgerichtet sein. Jie buvo tiesiog užkasti, be bažnyčios palaiminimo, be jokio atminimo ženklo. Šis kryžius stovi simboliškai visiems mirusiesiems. Als zweites soll dieses Kreuz als Dankbarkeit aller überlebenden Wolfskinder an das litauische Volk sein. Antra, šis kryžius simbolizuoja visų išgyvenusiųjų, taip vadinamų vokietukų, dėkingumą Lietuvos žmonėms. Die Litauer, die selbst nicht viel hatten, waren beherzigt und ermöglichten etwa 10.000 Wolfskinder das Überleben. Zu den Rettern gehörten auch die Waldmenschen, die viele Kinder vor den Stribais schützten. Die Stribais waren billige Litauer im Dienste der Sowjetunion als Verräter höchst verachtet. Lietuviai, patys nedaug turėję, buvo gailestingi ir padėjo išgyventi apie 10 000 vilko vaikų. Tarp gelbėtojų buvo ir miško broliai, apsaugoję daug vaikų nuo stribų. Stribai buvo sovietų naudai veikę lietuviai, kuriuos vadino išdavikais ir kurie buvo visų nekenčiami. Die meisten der Wolfskinder wurden 1949 bis 1951 aufgegriffen und in die DDR zurückgeschickt. 1949–51 metais dauguma vilko vaikų buvo sugauti ir išsiųsti į Vokietijos Demokratinę Respubliką. In Litauen verblieben, zum Teil etwa bei 900 bei den Familien. Lietuvoje liko vos keli šimtai, iš dalies ir su savo šeimomis. Als drittes dient das Kreuz als Ort der Trauer, so wie wir heute versammelt sind, um den Überlebenden an ihr Schicksal und das Schicksal vieler Getöteten denken. Trečia, šis kryžius tai yra gedulo vieta, kur išgyvenusieji gali prisiminti savo ir daugelio nužudytųjų likimą. Als viertes soll es dazu dienen, dass andere Bürger beim Vorbeifahren oder Vorbeigehen an das Schicksal dieser Kinder erinnert werden. Ketvirta, šių vaikų likimą jis primena ir kitiems žmonėms, važiuojantiems ar einantiems pro šalį. Wie so oft bei Vereinen gab es auch Streit. Kaip dažnai būna steigiant draugijas ir toje draugijoje iš pradžių buvo šiokių tokių nesutarimų. Frau Alexandra Ditschene, sie war nicht mal ein Wolfskind, war höchst umstritten, weil sie keine andere Meinung gelten ließ. So war es nicht verwunderlich, dass sie bald im Verein abgelöst wurde von Ingrid Quistel als erste offizielle Vorstands. Ponia
Aleksandravičienė, kuri net nebuvo vilko vaikas, buvo labai prieštaringai vertinama, nes nepripažino jokios kitos nuomonės. Tad nenuostabu, kad draugijoje ją netrukus pakeitė Ingrid Knispel. Deutschland und wieder vor einigen Jahren zurück in Litauen, wo sie Scholle lebt. Gyvenimas tarp trijų pasaulių. Ji gimė Rytų Prūsijoje, pabėgusi daugiau nei 40 metų gyveno Lietuvoje, po to apie 20 metų Vokietijoje, o prieš keliarius metus grįžo į Lietuvą ir gyvena Šiauliuose. Ingrid sagte einmal, in Litauen wurde man oft, wenn man die Herkunft kannte, als Faschist bezeichnet. In Deutschland, wo man die Herkunft nicht kannte, wurde man als Russe bezeichnet. Und als ich vor ein paar Jahren nach Litauen zurückkehrte, fragte man nämlich, woher ich so gut Litauisch könne. Ingrida kartą pasakė, Lietuvoje, jei žinodavo, iš kur esi kilęs, dažnai vadindavo fašistu. Vokietijoje, kur nežinodavo, iš kur esi kilęs, vadindavo rusu. O kai prieš keliarius metus grįžau į Lietuvą, žmonės klausinėjo, iš kur aš taip gerai moku lietuviškai. Ihr Fazit: Ich fühle mich jetzt wohl in Litauen, aber ich vermisse Deutschland. Zwei Herzen in einer Brust. Jis sako, dabar Lietuvoje jaučiuosi gerai, bet pasiilgstu Vokietijos. Tarsi dvi širdys vienoje krūtinėje. Frau Luise Quietsch, heute Alfreda Katuskaus-Jenne, mit der ich seit über 28 Jahren hervorragend zusammenarbeite, bin ich besonders dankbar. Sie hielt den Verein zusammen und wir mussten oft Abschied nehmen von Mitgliedern. Von etwa 200 Mitgliedern sind heute noch 23 da, von denen ich besonders 13 hier begrüße. Ich darf einfach die Namen mal nennen. Das ist Frau Mika Tschenne, Frau Remek-Tschenne, Frau Buchs-Neite, Frau Knispel, Herr Petra Buntes, Herr Miljauskas, Frau Erna Schneider, Herr Kroneberg, Herr Ruth Mintas, Frau Schepp-Jenne, Frau Leik-Jenne, Frau Ella Mati-Jenne, die Tante von der Ruth Mati-Tite. Die Namen brauchen wir nicht vorlesen, ne? Die haben Sie wieder. Ypač dėkingas esu poniai Luisai Quietsch, kurios dabar vardas yra Alfreda Kažukauskinė ir su kuria puikiai bendradarbiaujame jau daugiau nei 28 metus. Jos dėka draugija vis dar gyvuoja. Mums dažnai teko atsisveikinti su nariais iš maždaug 200, šiandien tebėra 23. Ir 13 iš jų noriu čia susirinkusius pasveikinti. Jūsų vardai buvo paminėti tikriausiai sekretorės. Ich danke Ihnen allen, dass Sie zu dieser Feierstunde gekommen sind und damit den Toten und den Lebenden eine besondere Ehrung erweisen. Dėkoju visiems, kad atvykote į šį atminimo renginį ir taip pagerbėte mirusius ir gyvuosius. Gott schütze Litauen. Te laimina Dievas Lietuvą. Labai džiaugiuosi jūs visus matyti čia susirinkusius. Šiandien draugijoje mūsų yra 23 nariai, bet matome daugiau vilko vaikų, nes dalis dar atvyko ir iš Vokietijos. Ką galiu pasakyti, aš labai džiaugiuosi, kad ši diena buvo paskelbta kaip tokia vilko vaikų atminimo diena. Ir norėčiau padėkoti Lietuvos žmonėms, kad mus išgelbėjo, kad mus suprato ir supranta. Taip pat ir Lietuvos vyriausybė daro daug dėl mūsų, paskelbė šią dieną, atminimo dieną. Ir aš manau, kad tai ne paskutinė diena, kada mes susitiksime, mes čia ilgiau pasiliksime ir susitiksime dar ne kartą. Labai noriu padėkoti labai mielam baronui Fanštetenui, kuris yra ilgametis, labai geras mūsų draugas. Aš manau, kad be jo pagalbos ir be jo paramos mūsų draugija nebūtų taip ilgai egzistavusi. Kažkada Lietuvoje buvo 25 Vokietijos draugijos, o dabar liko tik tai 3. Taip pat labai dėkoju Vokietijos ambasadai, kuri mums yra labai draugiška. Tai būtų viskas, ką aš norėjau pasakyti. Ačiū už dėmesį. Džiaugiuosi, kad atvažiavote. Prisimenu, kaip sunkiai mes spaudėme, kad viską reikia greičiau.
Mes norėjome taip greit viską pasiekti, bet biurokratinis barjeras buvo didžiulis ir jam įveikti tai nebuvo taip paprasta. Memelenderiai, Rusijos vokiečiai kažką tai turėjo, dokumentus kažkokius, tai mesgi nieko, kaip mes galime įrodyti, kas mes tokie esame, tik savo prisiminimais. Tai didelis ačiū jums ir jums sveikatos linkiu. Išspeigo iš ūkanotos žiemos, sujuoduoja, meta šešėlį ant karo sutremtos kraujo prisigėrusios žemės ir išnyksta. Pasirodo tik epizodai, vienam trumpam atminties blyksniui ar keletui punktyriškų istorijos taškų, išsibarsčiusių nebūtinai chronologiškai. Štai užrašas plakate, vos persikėlus per Nemuną. Voin Krasnai armijai, перед тобой логово фашистского зверя. Raudonosios armijos kariai, priešais tave fašistinio žvėries irštvą. Štai rusų kareiviai apsikarstė grobiu, sieniniais laikrodžiais, užuolaidomis, sidabrinėmis lėkštėmis. Štai moters kūnas be galvos, prikaltas prie sienos. Štai minia išbadėjusių žmonių draskanti kritusi vandenvežio kuiną. Štai motina su vaikais einanti tiesiai į ledonešių grūmantį Nemuną, panyrantis srovėje be jokios išraiškos, be jokios minties. Namelius kelmes pamačiau, kaip elgėsi su lietuviais ir gerais žmonėmis, ne taip, kad elgėmis. Ir mane jie labai mylėjo, o kiti buvo visokių, užkabino darbą ir pasakė, o kitką eik iškuoti, man buvo jau 9 metai. Ir aš sekiau visą politinį tą gyvenimą, nežinau kodėl, bet aš jau toks vaikas buvau smalsus labai ir visą tą politinį tą Lietuvos gyvenimą išgyvenau, kad už tai mane išugdė tokį, kad aš paskui keršėjau, kur minėjo dėl tų reklamacijų. Ir mane suformavo tokį. Ir dabar aš, kas vyksta dabar Lietuvoje, tai man keista, kad žmonės gali taip mąstyti net. Žemaitis, bet Gražulė šiandien kalba, bet vienas neminėjo, bet jisai naudojasi tuo sakiniu, kad aš už žmogaus teisės Helsinkį kovoju. Nesąmonės buvo, mano nuomonės buvo infiltruotas. Jeigu jis būtų Lietuvos patriotas, jis šitaip nesielgtų. O šitie vežimai Lietuvos labai paveikė, todėl kad aš mačiau, kaip Königsberge numirėlius, kadangi mama į mūsų pietiniam Königsbergo rajone buvo išvykę, atvažiuodavo vadinamas palūparkas ir iš namų išnešdavo tos lavonus, sumesdavo kaip malkas. O šitas yra baisu. Ir šiandien šitą meninę dalis, jeigu ilgiau pasidėčiau, turbūt aš papildyčiau psichiatrinę ligoninę, būčiau pacientas. Labai sunku, žinokit, yra. Tai reiškia, kad jūs tą atmintį slopinat visą laiką, ne? Slopinu, todėl kad aš negaliu migruoti. Ir kadangi amžius yra vyresnis, visą laiką grįžti atgal. Grįžti į tą. Ir kitiem paaiškinti.
Bet jie daugumas šitą nesupranta ir nenori girdėti. Yra ir taip. O ar neatsitiko taip, kad jūsų ta tapatybė ir dėl slėpimosi, ir dėl tų skausmingų patirčių taip ir liko skilusi, kai jums ir Lietuva ne namai, ir Vokietija ne namai, Taip yra. ir kai jūs likę esat kažkokioj neutralioj zonoj? Taip, esi plaukiojantis. Bet viena buvo lengvata tokia, kai aš išvažiavau į Vokietiją. Keista, man niekas nesuteikė tokių, nepriėmė, kaip sako, tavęs gėlėm ar su užuojauta pats turėjai. Bet aš pajutau laisvę kažkokią, vidinę laisvę. Ir aš tokia, netgi gatvė buvau, kada ieškojau pati būtą, net ten aprūpina, bet aš nenorėjau, aš tokia savarankiška. Susiradau, žiūriu, agentūra Osproisen gatvė ir aš ten apsigyvenau ir aš turėjau savo pasaulį visą laiką. Ir priešais namelis buvo namas jau, močiutė išeidavo su baltu šviurstu, palangės lauke šluostydavo. Tai aš tuo ir gyvenau ir kaimynės šnekindavo, aš savo gyvenimą toliau gyvenau užsidariusi. Aš pono Vytauto norėčiau klausti. Vytautas Bukšnaitis tai Vilko vaiko vaikas. Ar jūsų atminty atsispaudė tos tėvų patirtis? Jūsų tėtis buvo Vilko mama? Tai ką aš norėčiau pirmiausiai pasakyti, tai pirmiausiai džiaugiuosi ypatingai šią dieną, kurios sulaukė mano mama, čia pirmoji sėdi, tikrai tai džiugi diena. Na, be abejo, su laiku, su amžiumi šitą Vilko vaikų terminą vis labiau giliau supranti, suvoki. Man tai Vilko vaikai tai asocijuojasi su dviem žodžiais, tai yra badas ir duona. Apie badą jau čia buvo daug kalbėta ir tai patvirtino ir mamos pasakojimai. Na ir duona, kurios, kaip sakant, dabar nei trupinių nenumeta. Tai va tokia mano, kaip sakyti, tokie įspūdžiai, kaip čia supratimas apie Vilko vaikus. O jūs pats, kai augot, tai buvot nacių vaikas, ar fašistų vaikas, ar nebuvot? Asmeniškai ne. Niekada. Jūsų tai nepalėtė ir tiesiog nežinojo aplinka? Nes aplinka nežinojo šito. Tikrai nežinojo šito. Ir nei vieno karto man neteko išgirsti šito žodžio. O kada jūs sužinojote apie savo mamos, ir aš taip suprantu, kad dėdės praeitį? Taip, dėdė, mama ir dėdė. Amžinatilsį dėdės nėra. Sužinojau gan anksti. Iš tikrųjų, tai pas mumis šeimoje šitas dalykas niekad nebuvo slepiamas. Čia turbūt reikėtų ir tėčiui padėkoti, kuris visuomet buvo aktyvus. Ir mes tikrai apsilankydom Königsbergo srityje, Karaliaučiaus srityje. Tai, kadangi mama yra iš Kreisgardauen, aišku, gaila, kad dabar paskutiniu metu jau negalime ten nuvykti ir sugrįžti vėl į tas vietas. Tuomet, kaip dar sugrįždom, dar netgi stovėjo ir mamos namai. Tik tai, kad ten gyveno kiti žmonės. Man padarė didelį įspūdį Šlepiko pjesei, ta reminiscencija, kaip aš atvažiuoju žiūrėti savo namų. Kažkada esu dariusi apie Gruzijos pabėgėlius reportažus, tai jie žaidžia tokį žaidimą, skambina savo į namus ir kalbina tos žmonės, kurie apsigyveno jų namuose. Jums būdavo įdomu žiūrėti, kas gyvena buvusiuose namuose? Na, kaip sakyti, vienintelį kartą, kada mes buvom nuvykę ir ten gyveno visų tautybės moteris. Aišku, tie namai buvo nepanašus į namus. Tai buvo namai be durų, be grindų. Kažkur antram aukšte ten, aišku, neteko užlipti pasižiūrėti, bet apačioj kas buvo, tai buvo tiesiog, kaip lietuviškai tariant, landynė. Ir dar mama kažkada paklausė, kaip jūs čia gyvenat, tai jinai pasiūlė tą moterį, sako, gal keičiamės, mes, sako, aš važiuosiu ten, kur jūs
čia pasakykit čia, nes vyko toksai pokalbis kaip ir. Ačiū Jums. Gerbiamas Maronė, pirmiausia, tai noriu Jums padėkoti už tai, kad Jūs esate vienas iš tų tikrųjų senųjų Lietuvos draugų, kurie matė Lietuvą blogiausiom valandom. Ir liko su Lietuva tom blogiausiom valandom. Bet visą tai, kai Jūs padarėt dėl vilko vaikų, tai yra irgi neįkainojama. Bet aš pirmiausia, tai norėčiau klausti apie geografinį šito reiškinio išsidėstymą. Jeigu aš teisingai suprantu, tai tuo traktu jisai tiesiai iki Šiaulių ir čia šiek tiek kabino Suvalkiją ir būtent vat šitą kraštą, Pagėgius, Tauragę, toliau Lietuvoje jisai buvo neatpažįstamas ir nesuprantamas, ar aš klystu? Tai visų pirma, vienas dalykas, tai labai ačiū tiems, kurie liko diskusijoje kartu su Vilko vaikais. Labai atsiprašau, kad neatsakau tiesiogiai į jūsų klausimą, bet labai asmeniškai skauda ir svarbu vienas dalykas. Su mumis šiandien yra gyvi amžininkai Vilko vaikai. Ir nepaisant to, kad mūsų renginys tikrai eina į pabaigą, bet labai nuoširdžiai savo kraštiečių norėčiau paprašyti likusi pusvalandį pasiklausyti Vilko vaikų, kadangi tai yra vienas iš tokių renginių, kai jie susirenka iš tikrųjų ne taip ir dažnai atvirai visuomeniai, ne savo bendruomeniai. Ir tai, kad jie šiandien yra kartu su mumis, kad jiems irgi buvo svarbi turėti atmintiną datą kartu su Lietuvos visuomenė, tai yra be galo svarbu. Tai ačiū Jums, kad esat, kad likot ir kad išklausysit Vilko vaikų, nes turbūt kalbėjimas, klausimas, įsiklausimas turbūt nėra geresnės terapijos ir gydymo, o trumpai turbūt atsakant Vilko vaikų geografiją, tai turbūt visa geografija galėtų būti apraizgyta ten, kurie jo prekiniai traukiniai, tai turbūt dvi pagrindinės traukinio linijos, kurios vedė iki Šiaulių ir Kauno, bet Vilko vaikų taip pat buvo ir Vilniui, ir kitur Lietuvoje, galbūt šiek tiek mažiau rytų Lietuvoje, bet ir turbūt Alvydas Šlepikas paliudytas mano vardas Marytė, kad apie įvairius pristatymus ir ten atsiliepiančius žmonės, kurie ateina ir man vedant paskaitas, nesvarbu, ar tai būtų Alytus, ar būtų kita Lietuvos dalis, ateina žmonių, sako, mes prisimenam, jie buvo pas mus, jie čia klaidžiojo, jie buvo mūsų krašto taip pat dalis. Aš galiu papildyti tik tai tiek, kad dviejose vietose neatsirado žmonių, kai su savo knyga nuo 12 metais neišėjo, per tą dešimtmetį apvažiavau praktiškai visą Lietuvą, didžiasias bibliotekas ir mokyklas, tai tik tai dviejose vietose neatsirado žmonių, kurie vyresnio amžiaus, kurie atsistotų, parodytų nuotraukas buvusių kažkada iš vaikų arba tiesiog vokiečių motinų su vaikais buvusių užklydus. Tai dvi vietos buvo Ignalina ir Nida, nežinau kodėl, ten neatsirado, o šiaip visur, absoliučiai visur ateidavo žmonės ir pasakodavo istorijas, kurios buvo jiems žinomos. Man tai buvo labai nuostabu, nes mano kartą tai nežinojau nieko. O Alvydai, kaip ar visada taip pat reaguoja auditorija, kaip reagavo šiandien, tai vienas dalykas, o kitas dalykas, jūs patys neatbunkat nuo tų tekstų, kuriuos skaitot, todėl kad įtampa auga, kol nepasiekia tam tikrą kulminaciją, kur nežinai, ar verkti, kamuolys sustoja, ar jums kiekvieną kartą yra tas išgyvenimas, ar tai yra jau mechanika? Tiesą sakant, pirmą kartą skaitėme šitą tekstą. Esu skaitęs mažesniais gabalais ir kaip. Žinau, kad kiekvieną kartą tas labai traukia ir emociškai kainuoja nemažai. Tiesą sakant, dažnai reikia ir kažkaip pauzę paimti, ne todėl, kad tai būtų meninė priemonė, bet todėl, kad akise ašaros kaupėsi ar dar kas nors ir nesinori tam artistui pradėti verkti. Bet iš tikrųjų tos istorijos labai gyvos ir jaudinančios, ir todėl, nežinau, priima žmonės tikrai labai kažkaip atvirai. O Rūta, ar žmonės, kurie išgyveno tą tragediją, nepyksta ir ant jūsų kaip ant mokslininkės, kad jūs draskot jų žaizdas? Nes jie kažkaip jau susigyveno, viskas susisluoksniavo, užsitraukė ir jie tiesiog galbūt nori gyventi normalų gyvenimą. Ir kiekvieną kartą, kai vėl tą šašą nuplėšia ir vėl tą šašą nuplėšia,
Ar nepriekaištauja dėl to žmonės? Labai provokuojantis klausimas iš tikrųjų ir aš nežinau, ar aš esu geriausias jo adresatas, bet aš manau, kad yra svarbu istorijas fiksuoti, apie jas kalbėti, apie jas aktualizuoti ir sukurti galbūt antrajai ir trečiajai kartai, palikti tų istorijų ir nenutylėti jų, nestigmatizuoti jų, kas ir buvo daroma. Tai turbūt čia mano mylimai Luisai Kažukauskienei ir Ingrid Kisbel būtų labiau klausimas turbūt adresuotas. O kiek iš viso yra suskaičiuota asmenų vilko vaikų Lietuvoje? Kiek jų yra dabar šiuo metu? Nes kažkada jų buvo ten 160, paskui daugėjo. 250, 97 išvažiavo gyventi į Vokietiją, kada jau galima buvo, o visi kiti likusieji pasimirė. Nuo ligų, nuo senatvės ir taip toliau. O kaip jūs galvojate, kiek realiai buvo? O, kalba eina nuo 5 iki 7 tūkstančių klaidžiojančių vaikų. Aš pati keletą mačiau, jie nebuvo, paskui aš jų nemačiau. Tėvai atsirado, tėvas grįžta iš nelaisvės, susiranda vaikus per Raudoną kryžių. Ir jie išvažiavo, bet jų buvo daug tikrai. Tiesiog ateidavo ir matydavo, kaip mama numiršta čia pat vietoje, o vaikai lieka. Vaikus to jaustai, ko lietuvės moteris pasiimdavo. To ir pat, jų nebeleido toliau lietauti. Žinoma, pavadindavo ten kitaip, ten būdavo, pavyzdžiui, iš Manfredo būdavo padaromas maniukas, iš Teodoro būdavo padaromas tadukas. Ir žodžiu, bet jau neleido jiems toliau lietauti. O gerbiamas baronė, kiek jums buvo žinomos tos istorijos ir kiek Vokietijoje tos istorijos buvo žinomos iki mūsų nepriklausomybės, nes mums tai buvo visiškai nežinomas puslapis, išskyrus, kas asmeniškai susidūrė? Also mir war es in Deutschland bis 1992 keine Kenntnisse. In Deutschland hat darüber nie geschrieben, nie wurde darüber geredet. Man wusste, Ostpreußen wurde vernichtet, aber über das Schicksal der Wolfskinder Litauen wusste man nichts. Turiu pasakyti, kad Vokietijoje iki 1992 man tai visiškai buvo nežinoma tema. Vokietijoje apie tai nebuvo nei rašoma, nei kalbama. Buvo pasakyta, kad rytprūsiai buvo sunaikinti ir viskas. Tai natūralus klausimas yra, tai kokia buvo reakcija, kai jūs sužinojo tos žmonių likimus, kai jums pradėjo ryškėti kontūrai, kas iš tikrųjų vyko šitose žemėse ir kas tai buvo tie nukryžiuoti rytprūsiai? Die Reaktion war so, dass ich gesagt habe, hier muss man helfen. Und das habe ich ja dann auch getan. Mano reakcija buvo ta, kad aš pasakiau, reikia jiems padėti ir tai buvo tai, ką aš ir padariau. Aber darf ich gleich noch einen Dank an Slepikus anwenden. Er hat sein Buch damals geschrieben. Es war nicht nur beeindruckend. Es war zwar ein Roman, aber die Wahrheiten dahinter habe ich oft von Wolfskindern gehört. Und ich habe ja dankenswerterweise Ihr Vorwort bei meinem Buch nehmen können. Und genau das, was Sie da geschrieben haben, so war die Situation. Norėčiau padėkoti gerbiamai ponui Šlepikui už tai, kad parašėte savo knygą. Ji buvo ne tik įspūdinga, tai buvo romanas, tačiau tos istorijos iš tikrųjų atitiko tiesą ir tai buvo būtent tai, ką aš vėl ir vėl girdėjau vilko vaikus pasakojant. Ir dėkoju ir už tai, kad jūsų knygos įžangą aš galėjau pasinaudoti savo knygą rašydamas. Vielleicht noch ein Wort, ich habe ja kein Litauisch verstanden, aber diese Aufführung war, auch ohne dass man alles versteht, sehr einfühlsam und auch sehr interessiert. Die Stimmen von Ihnen und Ihren Kollegen haben die Dramatik gezeigt und auch die Musik dahinter war eine gelungene Veranstaltung. Ir dar porą žodžių pridėsiu, aš visiškai nemoku lietuviškai ir nesuprantu lietuviškai, tačiau klausydamasis jūsų pasirodymų, jūsų spektaklio prieš tai, iš tikrųjų labai įsijaučiau visą situaciją, ją perteikė jūsų balsas, muzika, tai viskas buvo tikrai dramatiška, buvo galima jausti tą nuotaiką. Ačiū Dievui, tai nutiko tada, kai mes
čia, šitam savo būry, tebe turim gyvų vilko vaikų, nes paprastai ypatingai iškilmingai viskas įmama minėti tada, kai nebelieka liudininkų. Tai aš tiesiog ir noriu paklausti, ar galit pakelti rankas ir atsistoti tie, kurie yra atvažiavę čia į renginį vilko vaikai? Arba... Iš tikrųjų, tikros ašaros, kaip žmogus verkia ir man pačiai nežinau, ką sakyti. Gal yra salėje žmonių, kurie norėtų papasakoti savo patirtis? Va, ponia ateina. Prašom, aš galiu prieiti prie jūsų, ar jūs ateisit, kaip norit? Labą dieną visiems, ar vakarą jau nebežinau, kas už durų. Mielieji, Pagėgiškiai ir visi žmonės gerbiami, aš labai norėčiau padėkoti jums, Rūta. Jūs kažkada pernai man paskambinote į telefoną ir aš su jumi kalbėjau ir pasakojau, kaip Panemunėj mes gyvenom ir kaip mama nešdavo tiem vargšam vokietukam duonos, bulvių, kartais ir lašinių prizuką. Tai aš buvau kokiu 8-9 metų, o jie gyveno, mes galvodavom, kad ten dvaras, bet ten pasirodo ne dvaras, o pastatė 39 metais lošimo namus. Ir po karo paskaitose lošimo namuose, ir buvo tie vokietukai. Ir net ir buvo ten ir suaugusių, bet aš nežinau, kiek jų ten, bet mano vaiko akim buvo jų daug. O kada jos turbūt tada leido jau išvažiuoti vokiečiam, tai aš prisimenu, kad atvažiavo kelios palutarkos Panemunėj, kur buvau prieš buvusią šašlykinę, čia maždaug toj vietoj sustojo 4 ar 5 palutarkos vadinamos, o mudvi su mamytė atėjom atsisveikinti su tais žmonėmis. Žinoma, aš jų nepažinojau. Mama eidavo, manęs neleisdavo kažkodėl. Nežinau, aš tada Panemunėj mokyklą mokiausi maža. Labai dėkui, kad nepamirštami tokie dalykai, tai yra valio. Ponia, o aš kaip pavardę pavadinti? Kągi, labai ačiū visiems. Pirmiausia, tai žinoma, visiems vilko vaikams, kurie rado laiko. Antra, tikrai nepavarkim dėkoti Rūtai už iniciatyvą ir už atkaklumą. Be abejo, dėkojam visiems politikams, kurie palaikė, suprato, kad šitas renginys įvyko. Ir jeigu ko nors nepasakiau, tai Rūta tikriausiai pratęsė. Tai dar norėčiau, tikrai turim išskirtinę galimybę ir norėčiau kreiptis, jeigu galime, Edita, į poną Wolfgangą von Stettiner. Galbūt baronas mums šiandien susirinkusiems norėtų dar tarti žodį. Ja, es war ein beeindruckender Tag und schon beim Kreuz und auch hier waren noch viele hundert Leute da, die zum Teil auch noch nichts wussten, wie das Schicksal der Wolfskinder war. Buvo įspūdinga diena tiek, kai susitikome prie kryžiaus, tiek ir čia. Ir manau, kad buvo ir nemažai žmonių, kurie dar nežinojo, kas yra tie vilko vaikai. Und ich darf mich sehr herzlich bei allen, die organisiert haben, die moderiert haben, die hier die Veranstaltung gezeigt haben. Es ist sehr glücklich für mich, weil der deutsche Staat in den 90er Jahren sehr hart mit den Wolfskindern umgegangen ist. Labai dėkoju visiems, kurie organizavo šį renginį, kurie moderavo. Ir aš labai džiaugiuosi dėl to, kadangi 10-ame dešimtmetyje Vokietijos valstybė iš tikrųjų ne visai tinkamai elgėsi su vilko vaikais. Man hat den Wolfskindern die deutsche Staatsbürgerschaft nicht einfach gegeben. Es waren große Hürden da und nachher mussten sie die Staatsbürgerschaft durch eine Einbürgerung beantragen, so wie Aussiedler, die vor 300 Jahren im Ural waren. Vilko vaikams Vokietijos valdžia
nebuvo taip, kad jiems tiesiog buvo suteikta Vokietijos pilietybė. Jie turėjo rašyti prašymus, kad ją gauti lygiai taip pat kaip ir tiems vokiečiams, kurie buvo už Uralo išvykę ir po to grįždavo. Tai, žodžiu, nebuvo teisingas elgesys jų atžvilgiu. Es sind einige der Wolfskinder hier geblieben, weil die Hürden mit Sprache zu hoch waren und auch kein Nachweis ihrer Geburt in Ostpreußen vorlag. Aber das ist Schnee von gestern. Kai kurie Vilko vaikai netgi pasiliko Lietuvoje, nes jiems buvo per sudėtinga bandyti įrodyti savo kilmę ir savo tapatybę ir surasti dokumentus, įrodyti, kad jie tikrai yra kilę iš rytų Prūsijos. Bet tai yra vakarykštis sniegas. Ich möchte schließen mit dem Dank an das litauische Volk, das Zehntausenden Kindern aus Deutschland geholfen hat zum Überleben. Und ich glaube, ohne die Barmherzigkeit der Litauer wären viele, viele ertrunken. Norėčiau pabaigti padėkodamas Lietuvos žmonėms, kurie padėjo 10 000 Vilko vaikų išgyventi ir manau, kad be jūsų gailestingumo jiems nebūtų pavykę išgyventi. Ačiū, ačiū labai. Tai labai trumpai organizatorių vardu tikrai labai norėčiau nuoširdžiai padėkoti rašytojui Alvydui Šlepikui, su kuriuo tikrai buvo be galo malonu dirbti, organizuoti visą renginį. Tai tikrai Alvydai nuoširdus jums ačiū, jūsų sekretariai, komandai, poniai Luisai Kafikauskienei, poniai Ingrid Nistel, ačiū, kad jūsų